Šiandien mirė mama. O gal ir vakar, nežinau. Gavau iš prieglaudos telegramą. Mirė motina, laidotuvės rytoj. Nuoširdžiai užjaučiame. Bet kas žino, gal ir vakar. Senelių prieglauda yra Marengo 80 km nuo Alžyro. 2 valandą sėsiu į autobusą ir būsiu ten pavakarę. Aš bėgau, bijodamas pavėluoti į autobusą. Nuo to skubėjimo, nuo bėgimo, be to dar nuo kratymo, benzino kvapo kelio ir dangaus raibuliavimo aš užsnūdau. Miegojau beveik visą kelią. Sveiki, aš atvykau savo mamos. Taip, jūs tikriausiai ponios Mersos sūnus. Taip, atsiprašau, bet jums reikės pakalbėti su direktoriumi pirmą. Bet šiuo momentu jis užsiėmęs. Tikiuosi neturėsite problemos palaukti. Ne, palauksiu. Žinot, labai apgailestauju dėl motinos. Net negalėčiau pagalvoti, kaip sunku tai turėtų būti. Direktorius jau pasiruošęs, galite užeiti. Prašau. Jo kabinetas 2 aukšte po dešinę. Prašau, užeikit, prašau. Sveiki, ponė Merso. Prašau, atsisėskite. Ponė Merso atvyko prieš 3 metus. Jūs buvote jos vienintelė paspirtis. Aš ir motina... Jūs neprivalote teisintis. Aš perskaičiau jūsų motinos bylą. Jūs negalėjote patenkinti jos poreikių. Jei reikėjo slaugės. Jūs mažai uždirbate. Galų gale, ji čia buvo laimingesnė. Taip, ponė direktoriau. Manau, norite pamatyti motiną. Aš jūs palieku, ponė Merso. Jeigu prireiks, mane rasite kabinete. Laidotuvės numatytos 10 valandą ryto. Karstas uždengtas, bet aš atsuksiu sraigtus ir jūs galėsite ją pamatyti. Oi, ne, nereikia. Jūs nenorite? Ne. Kodėl? Nežinau. Supratau. Seniai jūs čia? 5 metai. Žinote, man jau 64. Jei būtumėte pasakę 20-mečiai man, kad aš iš Paryžiaus 59 pradėsiu dirbti kaip durininkas kažkokiame senelių globos namuose, niekur kitur, bet Alžyre, ar būčiau nusijuokęs. O tai jūs ne vietinis? Tai taip, ponė Merso, aš jau jums pasakoju. Jūs, kaip tie seneliai, viską užmiršta, reikia vis priminti, nieko tokio, anie jau seni. Gal norėtumėte pavalgyti? Jau vėlu. Ne, ačiū. Nealkanas. Nors gal norėčiau kavos su pienu. To jau pat. Prašau. Ačiū. Jau išeinate? Jūs tikrai nenorite pamatyti savo motinos? Ne, nenoriu. Kaip pageidausite, ponė. Gero vakaro. Visa, panas! Tai bent saulytė. Tai jau tikrai, aš netikyčiau, kad iškepsime. Haha, tikrai taip. Ei, Merso, kas yra? Tik tu, Eimano, ar čia ne tie arabai, apie kuriuos... Čia jis. Jeigu kils peštynės, tau masonai pavedu antrąjį, aš imuosiu savojo tipo. Tau, Merso, liks 3, jeigu pasirodys. Gerai. Ei, čigonė!
Keturkiai. Netolies yra gydytojas, kuris išleidžia sekmadieniais. Aha. O dieve, ar viskas gerai? Eik tu. Žaizdos negilios. Aš pats net galėčiau nueiti pas tą gydytoją. Nejakauk, ėjom kartu. Kas iš vis ten įvyko? Nesąmonė kažkokia tai. Nu, bet tas arabas, nu, vau, aukti peilį taip. Aš net skaičiau, kad bailys didžiausias. Nu, Raimonai, ko skirtumas? Vis tiek kažkoks įstolis jie. Ar matai, kaip jie atrodė? Ei, kur tu eini? Aš tiesiog noriu gryno oro pakvepuoti. Tai mes galim kartu. Eik jūs velniop. Ai, tiesiog eina jis. Ei, palauk. Žiūrėk. O, Merso? Mhm. Nudėti? jis dar ne burnos nepravėrė. Būtų niekšiška nei iš šio, nei iš to šauti. Tada aš jį paersinsiu ir kai jis atsikirs, nukepsiu jį. Taip, bet jeigu jis neišsitrauks peilio, tu negali šauti. Taip netinka. Susiimkite vienas prieš vieną, o revolverį atiduokite man. Jeigu antrasis įsikiš arba išsitrauks peilį, aš jį nudėsiu. Taip ir maniau, bailiai. Einam, gana ant oro. Nu, ateisi? Ai, nežinau. Nu, kaip nori. Supratau, kad suardžiau dienos pusiausvyrą. Neįprasta tyla paplūdimyje, kur buvau laimingas. Tada iššoviau dar 4 kartus ir kulkos nepastebimai susmigo į nejudantį kūną. Tai buvo tarsi 4 trumpi smūgiai, kuriais aš pasibeldžiau nelaimės duris. Vardas pavardė. Artūras Merso. Namų adresas. Stoties kelias 12, Alžyras. Profesija. Laivybos pramonės tarnautojas. Gimimo data ir vieta. 1913 m. balandžio 11 d. Driane, Alžyras. Ar jau išsirinkote advokatą? Ne, ar tai būtina? Kodėl jūs klausėte? Manau, jog byla visai nesudėtinga. Tai jūs taip manote, tačiau toks įstatymas. Jeigu jūs pats neišsirinksite, mes paskirsime advokatą oficialiai. A, gerai. Teismo įstatymas apgalvotas puikiai. O, sveiki, ponė Merso. Sveiki. Tai, išstudijavau tavo bylą. Manau, reikėtų įsigilinti mum į esmę. Buvo surinktos žinios apie jūsų asmeninį gyvenimą. Neseniai mirė jūsų motina prieglaudoje. Vyko apklausa. Nustatė, kad jūs parodėte abejingumą. Pone Merso, jūs suprantate, kiek nepatogu jūs to klausti, bet tai labai svarbu.
tai būtų labai rimtas kaltinimo argumentas, jeigu aš neturėčiau ką atsakyti. Klausau. Ar jūs buvote tą dieną sielvarto prislėgtas? Nu, kaip čia pasakius. Esu kiek atpratęs analizuoti savo jausmus. Tai sunku atsakyti. Be abejo, aš labai mylėjau savo mamą. Bet tai nieko nereiškia. Visi sveiki žmonės visada daugiau ar mažiau trokšta mirties tų, kuriuos myli. Wow, ponė Merso. Pažadėkite, kad to nesakytumėt nei teismo metu, nei tardytojui. Bet tai tokia jau mano prigimtis. Advokatė, fiziniai poreikiai dažnai sutrukdo mano jausmus. Mamos laidotuvių dieną buvau labai pavargęs ir norėjau miego. Todėl ne visai suvokiau, kas vyko. Tikrai galiu pasakyti tik tiek, kad būtų buvę geriau, jei mama nebūtų mirusi. To nepakanka. Pone Merso, ar galėčiau pasakyti, kad tą dieną jūs sutramdėte savo įgimtus jausmus? Ne, negalėtumėt, nes tai netiesa. Pone Merso, ar jūs nesuprantate, kad tai gali labai jums pakenkti? Mano motinos mirtis nėra susijusi su šia byla. Matosi, jog nesate turėjęs reikalų su teismu, ponė. Manau, jau reikia baigti mūsų pokalbį. Viso gero. Sveiki vėl, Merso. Sveiki. Manau, jau galim pradėti apklausą. Taip. Tai ponė Merso, žmonės apibūdina kaip tylai ir užsidarusi. Ką jūs pats apie tai galvojate? Kad aš niekada neturiu ko svarbaus pasakyti, tai ir tyliu. Taip, tai rimčiausia priežastis tylėti. Pone Merso, aš tikrai noriu jums padėti, labai sudominote mane. Jūsų poelgyje daug ko nesuprantu. Esu tikras, kad jūs padėsite man tai išsiaiškinti. Merso, manau, su Dievo pagalba galėčiau ką nors padaryti jūsų labui, bet pirmą noriu paklausti, ar jūs mylėjote mamą? Taip, kaip ir visi. Ar jūs iš tikrųjų paleidote 5 šūvius iš eilės? Taip, pirmą šoviau 1 kartą, o po kelių sekundžių dar 4 kartus. Kodėl jūs palaukite prieš šaudamas antrą sykį? Kodėl jūs šovėte į gulintį ant žemės kūną? Kodėl jūs privalote man tai pasakyti? Kodėl? Ar jūs žinote, kas čia toks? Taip, be abejo. Dievas, ponė Merso. Dievas yra tikras. Nėra nei vieno kalto žmogaus, kurio Dievas neatleistų. Ar jūs tikite Dievu? Ne. Negali būti. Ne. Visi tiki Dievu. Aš tuo esu įsitikinęs. Aš esu krikščionis. Aš jo prašau atleisti tavo kaltes. Kaip tu gali netikėti, kad jis kentėjo už tave? Nu gerai, tikiu. Matai? Juk tu tiki, juk tu išpažinsi savo kaltes. Ne. Dar niekad nebuvau regėjęs tokios sudiržusios sielos kaip jūsų. Nusikaltėliai, kurie ateidavo, visuomet verkdavo, išvydę šį kančios simbolį. Jis paliko savo motiną. Rūkė per jos laidotuves. Net neverkė. Kitą dieną išėjo svesti su draugais. Ar jis nors parodė, jog gailisi? Ne, ponė, niekada. Ne kartą per visą tardymo laiką šis žmogus netgi neatrodė susijaudinęs dėl tokios šlykščios piktadarystės. Esu įsitikinęs, kad žmogus sėdintis ant šio suolo yra kaltas dėl žmogžudystės. Todėl jis turi būti nubaustas. Aš reikalauju šio žmogaus galvos. Per ilgą savo praktiką man teko nesykį skelbti mirties bausmės, tačiau dar niekad taip aiškiai nejaučiau kaip šiandien. Artūras Merso 1941 metais Liepos 19 dieną buvo baudžiamas mirties bausme dėl žmogžudystės.
Po ilgo laiko pirmą kartą pagalvojau apie mamą. Rodos aš supratau, kodėl gyvenimo pabaigoje ji išsirinko savo sužadėtinį. Kodėl ji žaidė naujo gyvenimo pradžią. Šią naktį, pilną ženklų ir žvaigždžių, aš pirmą kartą atsivėriau švelniam pasaulio abejingumui. Man belieka palinkėti savo, kad mirties bausmė įvykdymo dieną susirinktų daug žiūrovų ir kad jie sutiktų mane neapykantos šūksniais.